Sveiki. Šiandien mums iškilo reikalas pakalbėti apie vaiduoklius. Taigi, kokie vaiduokliai 21 amžiuje, nusistebėjo vienas žmogus. Little did he know. Nors šis žmogus iki 21 amžiaus aišku nenugyveno ir nesužinojo, tačiau mes, šiuolaikiniai 22 amžiaus gyventojai, o ypač kvantinės fizikos mokslininkai, pasitelkę kvantinį kompiuterį bei kitus naujoviškus instrumentus, jau galime šį bei tą apie tai pasakyti. Ektoplazmos tai yra vaiduoklių sudarančios medžiagos molekulinės vibracijas dar 21 amžiaus pabaigoje mokslas užfiksavo bangų ir dalelių matuokliais. Netrukus atsirado ir pirmosios nuotraukos. Iš to mes žinome, kad vaiduokliai tikrai neatrodo kaip tetos baltomis suknelėmis, kaip Hario Poterio beveik begalvis Nikas, ar kaip antropomorfinės išvaizdos vaiduokliukas Kasparas. Vaiduokliai tai intensyvesnės energijos liekanos arba sankaupos. Jie veikiau panašus į beformį debesį, pasklidus garus, mirguliuojantį orą ar blankų švytėjimą vienodoje aplinkoje. Tai ne tie romantiški filmų vaiduokliai, kai buvo vaizduojamasi 21 amžiuje ar anksčiau. Jie negali protauti, turėti intencijų ar ketinimų, pavyzdžiui, jūs išgąsdinti, ar juo labiau sąmonės. Vaiduoklis tai gamtos reiškinys, kaip ir sapnas, nežinia kada pasirodantis ir nežinia kaip kylantis. Vaiduoklių negali iššaukti, bet juos gali užklupti arba jie patys pasirodo. Dabar 22 amžiuje mes jau atlikę daug tyrimų ir žinome šiokią tokią statistiką. Nenuostabu, vaiduoklių ektoplazmos likučiai bazuojasi ten, kur kitados buvo išspinduliuota daug intensyvios gyvybinės žmonių ar gyvūnų energijos. Tai yra šventyklose, piliakalniuose, aikštėse, kalėjimų rūsiuose, žudynių, karų, katastrofų, taip pat ir gamtinių vietose. Nebūtinai tai turi būti neigiami įvykiai, kaip mano ką tik išvardinti. Tai gali būti ir džiaugsmingi, tarkim, apeigos, padėkos šventės ir kitokie panašūs įvykiai. Nebūtinai ten turėjo žūti žmonės. Energija gali būti ir kitaip palikta. Iš čia vaiduokliai bažnyčiose, kapuose, kruiziniuose laivuose, diskotekose, amfiteatruose, fabrikuose. Taigi vaiduoklių nesutiksite emociškai neįkrautose vietose, tokios, kurios yra nereikšmingos. Jų nebus parduotuvės duonos skyriuje, taksi automobilyje, gatvėje ant suolelio, bilietų kasoje ar debesyse. Kaip žinome pagal entropijos dėsnį, su laiku energija nyksta, sklaidosi, silpsta, barstosi. Tad nenuostabu, kad dvaruose, kuriuose vaidendavosi seniau ir kurių legendas patvirtindavo daugybė liudininkų, dabar vaidenasi gerokai rečiau arba ir išvis nesivaidena. Jeigu ten vėl lieka daugiau energijos, vaidenimasis gali atsinaujinti. Gali vaiduoklis netikėtai pasirodyti, o paskui nuslopti. Seniau žmonės daug labiau tikėdavo, atnašaudavo, įmelsdavo, aukodavo, taip palikdami daug daugiau energijos, todėl ir atrodo, kad senovėje kas antroje pilyje vaidendavosi. Dabar žmonės nebetiki, tiek energijos neįdeda, nebeaukoja arba tai laiko tuščiu ritualu tradicijoms palaikyti, tad ir ektoplazmos medžiagai nėra iš kur rastis. Dar vienas įdomus atradimas tas, jog vaiduokliai gali kilti ir iš gyvūnų. Daug rečiau, bet pasitaiko vaiduoklių iš vadinamųjų stiprių žvėrių. Pavyzdžiui, vilkų Lietuvoje, lokių Sibire ar tigrų Afrikoje. Ne veltui daugelyje kraštų jie laikomi toteminiais gyvūnais. Iš čia kyla legendos apie vilkolakius, tigrolakius ir panašias būtybės. Šie gyvūnai natūraliai pasižymi stiprią energiją, todėl niekada nesutiksite kiškio vaiduoklio arba miegapelės vaiduoklio. Vis dėlto vaiduokliai ne dinozaurai ir niekada visiškai neišnyks.
Kol gyvuoja žemėje žmonija ir gyvūnija, tol ir vaidensis. Dinozaurai išnyko jau taip seniai, kad visa jų energija išblėso. Juos pakeitė kiti gyvūnai, susirinkdami jų paliktos energijos likučius. Taigi labai džiugu, kad mokslas eina į priekį. Jau dabar kalbėti apie vaiduoklius turime fizikinį pagrindą, ne vien mitus ir legendas. Žinome, kad žmogaus ar gyvūno vaiduoklis tai ne tas pats, kas buvęs žmogus ar gyvūnas. Tai likusio žemėje jų vibracijos. Ko nežinojo 21 amžiaus žmonės, tą žinome mes, išsilavinę, mokslu besiremiantis dabarties, tai yra 22 amžiaus gyventojai.